Gydomasis kambarys. Kelionė į sveikatą, vidinę darną ir sąmonės šviesą. Šioje kelionėje leiskis vedama savo intencijos veikti. Užsimerk, panirk gilyn į save. Galvok apie tą kūno dalį, jutimą ar emociją, kuriai linkėtum sveikatos. Įsidėmėk, kurioje kūno srityje, kokiu intensyvumu save patiri. Dabar įsivaizduok, kad jau turi trokštamą rezultatą, kad noras išsipildė ir yra tavo kasdienės realybės dalis. Sutelk dėmesį į kūno pojūčius. Šis išsipildymo vibracijos dažnis energinėme lauke nutiesia tau kelią į gydančią erdvę. Atsigulk arba atsisėsk, kaip tau patogu. Užmerk akis. Sutelk dėmesį į erdvę virš galvos. Įkvėpk per galvos centrinę dalį į gerklę, o tada į širdį. Leisk orui išpildyti pilvą. Iš pilvo kvėp per stuburgalį tiesiai į žemę. Per kitą įkvėpimą orą trauk iš žemės gelmių, kelk per stuburgalį į pilvą, iškvėp per centrinį kanalą, per širdį, gerklę, sritį už akių ir aukštyn per viršugalvį. Įsivaizduok, kad esi oras, keliaujantis aukštyn, žemyn, centriniu kanalu. Toks kvėpavimas įjungia tavo gyvybinės energijos srovės jungiklius. Esi pasiruošusi kelioniai į gydomąjį kambarį. Įsivaizduok birželio lauką, didelį dangų po mėnuliu ir švytinčias pievų žiedadulkes tirpstančias ore. Vaiski, perregima naktis, kokios būna tik vasarą. Erdvė tarp žemės ir dangaus, tarp sapno ir tikrovės. Vidury lauko aukštos, skaidrios durys, tyra sąmonė, kviečianti į naują realybę. Prieini arčiau. Durys atsidaro savaime, pripažindamos tavo buvimą. Žingsnis į priekį,
fizinis kūnas tampa lengvas, pereina į šviesos būvį. Esi kambaryje, o veikiau menėje, sakralioje erdvėje iš gyvos šviesos ir kristalinės materijos. Vos įžengus į šią erdvę, ore pajunti subtilę vibraciją, lyg visa tyliai dainuotų. Neįprastas garsas, ne melodija, kurią galėtum užrašyti natomis, bet pirminė, grynoji vibracija, iš kurios kyla visa kūrinija. Jis sklinda per erdvę, per menės sienas, per grindis, per tavo kūną ir sąmonę. Grindys neįprastos, lengvos kaip debesys, tačiau stabilios kaip marmuras. Jos geba atspindėti tavo vidinę būseną. Pasitikėjimas leidžia tvirtai stovėti. Abejonės paverčia paviršių banguojančiu. Čia nėra įprastų šviesos šaltinių. Pati erdvė spinduliuoja auksinę perlamutrinę šviesą, kuri prisitaiko prie kiekvieno atėjusiojo būsenos. Spalvos nuolat keičiasi, kai jauti ramybę, aplinka nusidažo švelniais pasteliais, kai viduje stiprybė, menėje skleidžiasi sodrūs tonai. Sustok, leisk kambariui nuskaityti tavo energiją, suprasti, ko tau šiandien reikia. Kambarys pradeda harmonizuoti tavo kūną unikaliu spalvų ir dažnių deriniu. Pamatyk, pajausk tau skirtas spalvas. Mėlyna ramina protą, atpalaiduoja nervų sistemą. Žalia atkuria organų ir ląstelių balansą. Auksinė aktyvuoja regeneraciją ir stiprina gyvybinę energiją. Violetinė išvalo energetinius blokus, perkeičia senas emocijas. Garsas čia gyvas, lyg banguojanti šviesa, kurią galima pajusti ne tik ausimis, bet ir visų kūnų.
Jis nuolat keičiasi pagal tai, ko tau šiandien reikia. Gilieji garsai prasiskverbia į ląsteles, pašalina įtampą, blokus ir negalavimus. Jie sugrąžina natūralų kūno rezonansą, kuris per laiką gali būti išderintas dėl streso ar ligų. Švelnus tekantis tonai nuvalo įtampą nuo širdies, paleidžia užsilikusias emocijas, atkuria meilės, atjautos ir vidinės ramybės būseną. Garsai susilieja su smegenų bangomis, keisdami jų dažnį į dermės būseną. Įprasti chaotiški, skubantis, įtempti minčių modeliai nyksta. Jų vietą užima tyra, skaidri sąmonė. Pajus, kaip tavo kūnas reaguoja, grįždamas į savo prigimtinį sveikatos ritmą. Kambario centre gali matyti švytinti koncentruotos energijos kupolą. Tai kvantinis gydymo laukas. Jis pripildytas aukščiausių harmonizuojančių dažnių, kurie rezonuoja su tavo kūnu. Žengi į šį lauką. Gali jausti, kaip energija teka kūnu, apgaubdama kiekvieną organą, kiekvieną ląstelę. Tai nėra šaltis ar karštis, greičiau perregima skaidri vibracija, kuri harmonizuoja visą tavo sistemą. Esi banga, esi šviesa, esi tyra sąmonės energija. Gydymas kvantiniame lauke vyksta be pastangų. Tu tiesiog esi ir to pakanka. Nėra ką taisyti, nėra su kuo kovoti ar kontroliuoti. Tik leidimas savo būti visiškoje harmonijoje su aukščiausia sąmonės jėga. Tavo viduje įsijungia natūrali saviregeneracijos programa.
Dabar laikas žengti į baseiną, skaidrų vandens šaltinį. Jame ypatingos struktūros vanduo, švytinti substancija. Tavo oda geria ne tik drėgmę, bet ir grynąją gydančią informaciją, kuri teka per kiekvieną ląstelę. Hidroplazma nėra paprastas vanduo. Ji įkrauta subatominė šviesa, gebančia perrašyti tavo kūno struktūrą į tobulą, harmoningą būseną. Kiekvienas tavo šviesos atomas pradeda rezonuoti su pirminiu, sveikuoju dažniu. Hidroplazma suranda tas vietas, kuriuose yra įtampa, skausmas ar disbalansas, perrašo jų vibracinę informaciją. Tavo ląstelės prisimena savo sveikiausią būseną. Tavo smegenys atkuria harmoningą neuroplastiškumą. Tavo emocijos nuskaidrėja, o mintis tampa tyros. Gijimo seansas artėja prie pabaigos. Atsisveikini su kambariu. Bet žinai, kad visada gali grįžti, kai tau reikia gijimo, ramybės, vidinės darnos.